Labą dieną. Mes čia susirinkome šiandieną, nes norime jums parodyti, kaip pagaminti porą labai gerų Helovyno patiekalų. Aš esu Ieva. Aš Saulė. Čia mano geroji padėjėja. Mes kartu jums parodysime, kaip pagaminti raudonus makaronus kirminukus su žaliu nemaloniai atrodančiu padažu. Ir kadangi prie visko reikia valgyti daržovių daug, taip? Kodėl daržovės gerai? Nes yra ten daug vitamino C. Taip, pačiu vaikams. Taip? Tai Saulė, duok 5 ir pradėsim darbą. Tai pirmiausia, mums reikėtų išsivirti makaronus. Naudosime raudonus makaronus, kurie yra pagaminti iš natūralių medžiagų su pomidorų pasta. Todėl įgyja natūralų raudoną atspalvį, prašau įvertinti. Ar geri? Geri. Pauostyk, ar skaniai kvepia? Skaniai. Kuo kvepia? Pomidorais. Gerai. Tai va, dabar ateik trupučiuką šičia. Stokis. Makaronams virti mums reikės puodą. Naudosime vandentiekio vandenį. Aš bijau. Ko tu bijai? Vandens kaišto. Čia šaltas. Oi. O tu... Tam, kad makaronai išvirtų tvarkingai ir nesuliptų, pirmiausia reikia vandenį užvirti. Bet su kaip vanduo. Nesukai, jeigu išvirstų, mums reikės, kad būtų karštas. Tai va, kol verda vanduo, pradėsime ruošti padažą, taip? Padažui mes naudosime šaldytus špinatus, grietinę, Špinatai yra sultinį ir mums reikės šiek tiek sviesto. Mano pagalbininkė Saulė padės mums paruošti pagrindą padažui. Reikės 2 valgomosius šaukštus kvietinių miltų sumaišyti su mūsų jau iš anksčiau pasiruoštų sultiniu. Dabar Saulė aš tau sudėsiu, o tau reikės visą laiką maišyti. Va. Ir va štai va lėtai maišai gerai, patrink biškį kraštą, tik lėtai neskubėk. Kol Saulė maišo miltus su sultiniu, aš paruošiu špinatus. Ant nedidelės ugnies. Nedideliame puode ištirpiname sviestą. Mama. Įtirpstant iš sviesto sudedame šaldytus špinatus. Viską tolygiai paskirstame. Zamaišiau. Ugnis turi būti labai maža, kad špinatų rašiniai kuo lėčiau tolygiai ištirptų. Indą uždengiame dangčiu ir kažkur tai apie 5 minutės jie tirps. Kol padažo špinatai atšilinėja, jau užviria mūsų vanduo. Reikia išvirti makaronus. Pagardinsime šiek tiek druską. Palauk, tai jau dėsim visus. Įpilame šiek tiek druskos. Taip pat, kad makaronai nesuliptų, į vandenį pilame alyvuogių aliejaus. Aš esu čia paruošus specialų aliejuką, kuris dar yra ir su juodosiom alyvuogėm. Geri virėjai viską pila iš akies. Gramų mes čia neskelbsim. Ateik Saulė, dabar dėsim makaronus puodą. Taip. Makaronai puode dedami yra pagal tokias taisyklės. Imam Saulėje makaronus, Saulė im kelis, daug neim gerai. Paskui susirinksim.
Man kremdalis. Tai gerai, tu imk už va daugiau, va šitaip, o. Ir makaronai yra va taip vadinami palei puodo kraštą. Aš bijau dėti. Papa, pagavau vaiką, dok, aš padėsiu tau, gerai? Paskui sutvarkysim darbo vietą. Makaronai yra dedami palei puodo kraštą. Ir kai apatinė... Aš noriu po vieną. Gerai, palauk, arčiau ateis. Ir kai apatinė spagečių dalis trupučiuką ištirpsta, tada jie sulinksta ir visi nugrimsta į vandenį. 1, 2, 3, 4 prisiėmiau. Gerai, ir dėk tas 4. Va. Aš manau, kad mums užteks makaronų, nes valgytojų nėra labai daug. Tai va, dabar Saulutę galim surinkti, nu tu dar kelis įmesk, nes tau čia mažiau teko. Tai gal tu kur ant žemės nukrito, mes ir nebedėsim jau. Ir dedam makaronus. Dedam. Nu ir kol virė tas vanduo, mūsų špinatai jau ir ištirpo. Prašau operatorių, pafilmuokite, kaip atrodo špinatų masė. Štai. Ragauti nesiūlau, nes kol kas tikrai nėra labai skanu. Dabar toliau gaminsime špinatų padažą. Operatorių, prašau man paduoti sultinį su miltais. Taip, kadangi jisai trupučiuką pastovėjo, reikia permaišyti, bet Saulė savo darbą atliko puikiai. Saulė nusišypsok, prašau, va, puikiai atliko. Ir dabar taip, lėtai maišydami pilame sultinį su miltais į padažą. Saulę trupučiuką pasitraukiam. Taip, dabar paprašysiu Saulutę tavęs atidaryti grietinę. Atsargiai, neskubėk. Daryk. Padėti? Nereikia padėti. Nes dantių negalim. Daug aš biškį padėsiu. Gerai. Nulaižyk šitą. Gera grietinė? Daug nosiu ištirpsiu. Operatoriui duosim paragauti biškutį grietinės, nuo daimtelio, prašau. Ne, ačiū, nereikia. Paragaukit. Nenori, tada mes suvalgysime. Dar? Žiauriai skanu, ne? Kai nuo dangtelė visą laiką skaniau. Tai va, dabar reikia sudėti grietinę į mūsų padažą. Saulė sudėsi, imk šaukštą ir dėk į puodą viską. Dėk į makaroną ir visą. Jau viskas nebeidės. Štai, Saulutė sudėjo visą grietinę. Dabar reikia palaukti, kol padažas užvirs. Taip pat, kaip matot, verdam ant mažos ugnies, galima šiek tiek trupučiuką padidinti. Ir kol padažėlis verda, reikia pamaišyti makaronus. Aš mėgstu žalius makaronus. Tai va, šiandien ragausime raudonus. Štai makaronai labai gražiai guli puode. Taupant dujas galim sumažinti makaronų ugnį. Ir uždedam dantį. Štai. Na taip uždėjau. Taip uždėjau, kad nes jeigu uždarysim, tada pradės pūstoti ir turėsim daug labai bėdos. Dabar atėjo laikas mūsų padažui suteikti skonį. Taip, Saulė, palauk nepabėg, tai jau turėsi viską ragauti. Oi, aš neragausiu. Oi, ragausi. Ateik. Ko dėsim į padažą? Druskos reikia? Taip. Dedam šiek tiek druskas. Aš tave, Saulė, dar kartą tau primenu, kad geras virėjas viską matuoja iš akies. Ten kažkam selas. Nesvarbu. Iš tikrųjų, gaminant Selas ateina vakarienė. Gaminant maistą reikėtų išjungti garsą, todėl kad neblaškytų. Kodėl virėjas neišsijungia telefoną? Kad visą labai atsiprašom, kad visą dėmesį galėtumėm sukaupti. Bet gal Selas nori man paragauti Ar makaronų? skanūs makaronai žali. Štai, druskytės toliau. Virtuvės karalius pipiriukas.
Eisim į Selo koncertą. Eisim, aišku, per kalėdas. Po kalėdų 29. Ir česnakų ir įvairių žalelių prisotintas pirmo spaudimo alyvuogių aliejus. Viską gerai išmaišome. O paskui viską maisto ir šukuosenas. Gerai. Kas Maistą galėsim. Kas darys šukuosenas? Aš. Gerai? Aš neragausiu. Ragausiu. Duosim Duok paragauti. Saulė dabar ragauja? Dabar Ne. mano draugė Saulė. Saulė Biškį tik švilmuoja. padaryt. Grėtinę tai ragavai. Nu biškį, su pirštu. Ir taip, pabandom. Su makaronu. Nu kaip? Gerai. Operatorius. Jėgelė. Nais, ko trūksta? Nieko. Gal biški druskos? Gal druskelės biškį prisidėsim dar. Atsiprašau, prisidėsim. Nes tai yra nelietuviškos kilmės priedėlis, nevartotinas lietuvių kalboje. Nesveika druska. Eik, tu sveika, druska yra labai sveika, nes ten daug yra mineralinių medžiagų, tai yra tiesiog sveikatos šaltinis. Dai, mano. Oi. Nekaršta visai. Nekaršta visai? Nekaršta, todėl, kad dar neužvirė. Nu dabar gerai. Taip, dabar toliau patikrinam makaronus. Iš tikrųjų galim naudoti tą patį šaukštą, nes makaronų vandenį mes paskui išpilsim.